Sezoną vertinu tikrai gerai, tiek man, sakyčiau, tiek komandai susiklostė, sakyčiau, pagal galimybes. Aš manau, kad galėjau aš ir anksčiau galbūt žaisti taip, kaip žaidžiu dabar, tačiau ir pats nesusitvarkydavau su savo galbūt psichologija, gal per mažai dirbdavau, o šiemet viskas atstojo savo vėžės, treneris manim pasitikėjo ir gavau daug žaisti. Ir manau, kad apskritai sezonas buvo išties geras ne vien man ar komandai, tačiau krepšinis vis dėlto žaidžiamas yra dėl žiūrovų. Ir aš manau, kad žiūrovai tikrai šiemet išvydo įspūdingą sezoną, kad ir mūsų kovos su Neptūnu trečios vietos buvo tikrai įdomus. Gerai tas, kas gerai baigėsi. Jeigu būtume pralaimėję, tada sakytume, kad tikrai buvo labai blogos, bet kada laimė, tokia pergalė yra žymiai saldesnė, jeigu, tarkim, laimėtum 20 taškų, tarkim, pavyzdys buvo vakar, tai yra, atsiprašau, pernai. Šiauliai laimėjo seriją 3-0, na ir tikrai nebuvo tokio džiaugsmo tiek miesto žmonių, tiek pačios komandos kaip šiemet. Negali sakyti treneris ar pamatyt. Ne, tiesiog su komandos rėmėjais, treneriais, visi nuvažiavom į išnuomotą salę, pasisėdėjome, pavalgėme kartu, apkalbėjome, kas šiam sezone buvo gerai, kas blogai. Aptarėme galbūt kito sezono šiek tiek planus ir išsiskirstėme. Visą laiką kažką nori įrodyti ir ypatingai, kada sėdi ant suolelio. Ne tiek galbūt kažkam įrodyti, tiesiog nori pats savo įrodyti, kad tu gali žaisti. Kad vis dėlto ne veltui tiek metų sportavai, tiek metų dirbai ir atidavė laiko. Aš būčiau labai laimingas, jeigu jis kitąmet liktų. Man yra idealios sąlygos pasitobulėti, kadangi gaunu daug žaidimo laiko. Kiekvienam, manau, žmogui yra malonu, kuomet apie jį sako gražiai, o ne blogai. Ir tokie vertinimai tiesiog skatina tik tai dar daugiau dirbti ir dar labiau įrodyti, kad tos šnekos nėra tik tai šnekos. Savaitėlę pasilsėsiu, išvažiuosiu į užsienį, o tada vėlgi pradėsiu ruoštis rinktinėje ir birželio 15 su rinktinė iki 20 metų ruošimės Europos čempionatą. Mūsų tikslai yra maksimalus, tai yra pirma vieta, bet Europos čempionatai yra labai specifiniai. Prasme, kad yra tik tai kelios varžybos, per kurias tu turi būti pasiekęs jau geriausią formą ir žaisti geriausią savo krepšinį, kokį tu moki. Tačiau aš manau, kad mes šiemet turėtume pasirodyti tikrai gerai, užimti, aš manau, kad bent prizinę vietą. Aš turiu sutartį, todėl aš turiu sutartį visų pirma, man Šiauliuose patinka, treneris pasitikė manimi, sąlygomis tobulėti, manau, sąlygos yra tikrai geros, ir artimiausius metus Šiauliuose liksiu tikrai. Priklauso nuo daugelio dalykų, tai yra ne vien miestas ar komandos pavadinimas, priklauso nuo to, koks tai būtų treneris, pačios sąlygos dirbti, galų gale mokytis, kadangi mokslai mano gyvenime taip pat užima svarbią dalį.